Lyčių nelygybė šiuolaikinėje visuomenėje yra svarbus ir problemiškas klausimas, su kuriuo dabar susiduriame visame pasaulyje. Kaip teigia Sherry Ortner, moteris yra tapatinama su kažkuo, ką kiekviena kultūra apibrėžia kaip estetinį, žemesnį egzistencijos sluoksnį. Moterų diskriminavimas pastebimas jau kalboje. Žmogus, protėviai, proseneliai, ainiai, dievas tėvas – visi vyriškos giminės žodžiai. Istorinės aplinkybės susiklostė taip, kad vyrai išėjo į didžiąją pasaulio areną, o moterys liko jų užnugaryje. Tuo metu, kol vyrai veržėsi į lyderių pozicijas, moterims teko rūpintis šeima, auginti vaikus, atlikti namų ruošos darbus. Tačiau tai nebuvo jų asmeninis pasirinkimas, o visuomenės primestas stereotipas. Šiandien darbo rinka vis dar yra palankesnė vyrams, o ne moterims. Ji tik parodo nusistovėjusius vyrų ir moterų vaidmenis namuose. Moterys priverstos su savo laiku elgtis lanksčiau, nes to reikalauja šeimos interesai. Vaikų turinčios moterys per savaitę dirba 12 valandų mažiau už vaikų turinčius vyrus 15 ES valstybių narių. Diskriminacija išryškėja ir priimant į darbą. Darbdaviai remiasi tuo pačiu orientacijos į šeimą argumentu. Todėl, norint įsidarbinti, vyrams suteikiama pirmenybė. Visuomenėje vis dar gajus moters namų šeimininkės įvaizdis. Daugiau nei pusė Seimo narių sutinka, kad valstybė turi prisiimti atsakomybę už lyčių lygybės šeimoje ir visuomenėje užtikrinimą. Jie beveik dvigubai dažniau nei ministerijų atstovai linkę tikėti, kad įstatymais įteisintas didesnis vyrų dalyvavimas vaikų priežiūroje galėtų bent kiek priartinti visuomenę prie realios lyčių lygybės Lietuvoje. Šios duomenys lyginant su 2000 metais daryta panašia apklausa, matyti, kad vyrų vaidmuo vaikų priežiūroje liberalėja. Savitai netradicinis politikų požiūris į šiuolaikinį vyriškumą ir moteriškumą rodo, kad moterų pirminis vaidmuo globojant vaikus jau nėra laikomas savaime suprantamų dalykų, o vyro dalyvavimas vaikų priežiūroje stiprina šeimos ir visuomenės socialinę gerovę.